Girdėjau iš Rokiškio. Iš Rokiškio? Ir ten didžiausias Lietuvoje durnynas. Aš ir galvoju, kodėl tokia takta. Mane čia darė tik supras dangų į minu. Matyti, tikrai pavydas patas griaušiu šakių šnekate. Žamas ją matė plaukai, štalėmat atsirado. Nu, aš tu. Baigti! Mišką valą, juk pasirinkti dėlėjai. Kristina Vitra dar anekdotą. Na gerai. Prisės. Sės. Taip va. Sėdi du burundukai ant upės kranto. Vienas mezga kepurėlę. Staiga ateina begemotas. Ir klausia. Burundėlį. Tas, kuris vis dar mezga kepurėlę. Šok, begemotė, nebijok, šitas upės krantas smėlėtas. Begemotas. Kad šoks ir išsiteškia ant akmenų. Tas, kuris nemezga kepurėlės, pasisuka ir klausia. Kodėl tu jam pavėlavai? Gi tu žinai, kad šitas upės krantas akmenuotas, o nesmėlėtas. Tas, kuris mezga kepurėlę, šaltų veido atsisuka ir sako. O tai kodėl tu man vakar išardei kepurėlę? Žana tebūnų džiovų, paragaukim. Neverta lipti. Čiupkim viską, ką turi. Tai aš legiu paimsiu ranką, žinot, kur ateit atklausti.
tas. Va tau ir mokytojų numylėtinė. O su kuo jie ten ėjo? Negali būti, kad... Taip, Anievos tėvai, aš tai seniai jau žinojau. Gaila jie. O ko jos gailėti? Gailėtingoji seselė atsirado. Bet ar ji kalta, kad tėvai taip nusigėrė? Juk ji nieko apie tą. Jo, kas čia šiandien visų pasidarė? Ką čia Zodiakas rodo? O ko čia smirdi? Aš? Zodiakas rodo, kad šiandien iš mūsų tiesiogės nieko neišeis. Geriau nedaug tikėtinio horoskopų. Kristina dar. Gerai, bet einam iš čia. Tai va, kalbasi du kaimynai. Vienas sako, viskas, nebežinau, ką daryti, užveikė mane jau tie tarakonai. Kitas kaip tu pieštukų nusipirkti. O ką padeda? Žinoma, sėdi tarakonai kapuose paišo. O Dieve, kaip neapsakomai tuščia. Tuščia sielai, tuščia namuose. Kuomgi užgydyti žaizdą širdį? Kam pasiguost, jei vienatvė tavy? Nieks nesupras. Niekam tu negali savo skausmo išlieti. Kai už lango naktis, o kad nušvistų bent mažytė viltis, už ją visą save atiduoti gali. Su eilėraščių posmais, su dangaus žvaigždėmis, visą naktį sėdėti, kai taip liūdna širdį, kai be galo skausmingas gyvenimas toks, beprotiškai noris išnykti naktį. Vaidotai, nebeturiu jėgų. Tėvai visiškai nuklydo. Kas vakarą namuose lankytojų, visokio plauko. Nei pamokas paruoši, nei pailsėsi. Tėvas mobiluotė. Sakė, kad aš labai jau brangiai kainuoju. Negaliu tau nepaskambinti. Klasėje irgi ne piragai. Mokytojai tai lyg ir nieko su kalbami. Kai kurie net visai geri, bet klasiokų neturiu. Kartą mergaitės mane užpuolė berašančią eilėraštį. Tai visai išjuokė. Kaip ištverti Vaidotą? Taip toli nuo tavęs, nuo visų jūsų. Neįsivaizduoju. Čia tikras Lukiškių kalėjimas. Atvažiuočiau, bet pinigų neturiu. O Rokiškis juk ne už 10 kilometrų. Pėsčia tai neateisiu. Ir kodėl tėvai taip pasielgė? Galvojo, čia atvykę nuo savęs pabėgs. Visur save atrasi. Laukiu laiškučio. Neskambina, vis tiek neatsiliepsiu. Galėčiau paskambinti ar parašyti, bet neišdrįsčiau. Galėčiau ir vėl, aš atsiprašau.
parašyti, bet išdavystės. Lyg krentančios žvaigždės man sužeidė širdį, tau neišpirkti. Nesusigrąžinti manęs jau tikrai, nes tu. Paskutinės vakaras žinios. O la la. Koks romantiškas pasivaikščiojimas su nuostabiais tėveliais. O kad taip man, taigi kokia romantika. Vienoje rankoje butelis, dantyse cigaretė, dūmelis tik kyla, kyla, kyla. Jo, ir skrisiu kaip dūmas, neblaškomas vėjas. O žinot, aš anekdotėlį vieną žinau apie mokyklą. Tai va, vyksta pamoka. Mokytojas klausia vaikų, vaikai, kiek bus 2 kart 2? Visa klasė tyli. Mokytojas sako, Petriuk, kiek bus 2 kart 2? Petriukas, ką sakė tamsta mokytojų? Petriuk, kiek bus 2 kart 2? Tamsta mokytojų, nieko negirdžiu. Ką sakė? Petriuk, aš tavęs dar kartą klausiu, kiek bus 2 kart 2? Tamsta mokytojų, čia vyksta pamoka, klasės gali nieko nesigirdi. Tu man nemeluok, apsikeiskim vietom ir pažiūrėsim. Jie apsikeičia vietomis, tuomet Petriukas ir klausė. Tamsta mokytojau, kada baigsit vaikščioti pas mano mamą? Ką sakei, Petriuk? Tamsta mokytojau, kada baigsit vaikščioti pas mano mamą? Žiūrėkit, vaikai, iš tiesų čia klasės gale nieko nesigirdi. Norėčiau paklausti, ko nesijuokėt? Čia tokie įdomus dalykai darosi, o jį paisto kažkokius anekdotus. Tai radot pajuokos objektą. Kažkai ką darytumėte, jeigu jums tai būtų atsitikę? Žiūrėk, kokia užtarė atsirado, tik nebūsi įsimylėjus. O tu nespoksok, akis išpūtusi, kaip narkotikų prisirijusi. Atsiradai mūsų tarpe kaip balta varna ir trumpini visiems gyvenimą. Na ką aš jums padariau? Kodėl jūs visos prieš mane? O tu norėtum, kad būtumėm už tave? Visiems mokytojams lendi akis, o tie tik ir sako, gerai sėskitės, rašau 10. O kas man belieka? Tik mokytis ir mokytis. Vis tiek draugų čia neturiu. Tikrai, juokingai atrodo. Akis pastačius į svetimus vaikinus spoksai. Tai ką, atmušinėjai, gal eik į blakstienas užmesti? Baikit pešti! Geriau anekdotą pasiklausytumėt. Atsibodusi savo anekdotais. Jūs kažkokios idiotės visas nebeknirti galvą. Šiukšlė! Matot, ji dėl visko kalta. Ji visus kiršino. Nuo tu, kad pasime Justinas ieškojo. O Justinas, kad betruko pasaulio barbos, tvant jo! Rašau tau ir nežinau, kaip pradėti su tavim kalbėti. Na, kaip pradėti? O paprastai, sakyk, kaip mane myli, kaip manęs pasiilgai, kad tau nuobodu be manęs, kad be manęs gyventi negali. Žinau, kad tau blogai, bet matyt toks gyvenimas. O taip, Vaidotai, man labai blogai. Tėvai visiškai nusirito į pakalnę. Draugų nėra. Net šuns neturiu. Aš ligoninėje sergu. Ir tu nueik pas gydytoją. Dėl ko nueiti pas gydytoją? Kas jau? Pameni gimtadienį. Aš tada tave išdaviau. Buvau padauginęs. Beveik nesuvokiau, ką darau. O ji pasirodo. Žinau, kad atleisti mane galėsi.
Bet negaliu tylėti. Vis tiek nueik pas gydytoją. Būtinai nueik. Gal tau ir nieko nenutiko. Atleisk, jei gali. Man gydytojai nustatė AIDS.